Lietuvos motociklų sporto federacija ir motoklubas Žemaitija pristato Lietuvos motociklų kroso čempionato pirmasis etapas. Savaitgalį Plungės apylinkėse automoto komplekse Žemaitija surengtos Lietuvos motociklų kroso čempionato pirmojo etapo varžybos. Į 2 dienas trukusias pirmenybės susirinko pajėgiausi Lietuvos ir užsienio šalių motokroso meistrai bei pradedantieji. Nei apsiniaukęs dangus, nei niūrios sinoptikų prognozės ore tvyrančios sportinės atmosferos nesugadino. Dar šeštadienį prasidėjusios varžybos žadėjo atkaklę kovą trasoje bei įspūdingus vaizdus ištikimiems motokroso fanams. Kaip teigia varžybų komisaras Vidmantas Gudaitis, beveik 100% atitinkanti Europos lygį Žemaitijos trasa subūrė gausų būrį motokrosininkų, o šį kartą joje buvo galima išvysti ir užsienio šalių sportininkų legionierių, kovojančių už Lietuvos garbę. Šiandien mes jau esame sekmadienėje, kada vyksta tos klasės, kurios kaip ir pagal tvarkaraštį turi vykti sekmadienį. Kaip ir matot, oras papuolė geras, o trasas yra Lietuvos čempionato įrenkamos specialių būdų, ne bet kaip ir ne bet kokioms varžyboms skirtas. Nes tai yra aukščiausias Lietuvos lygis ir mes stengiamės priartėti prie tarptautinio lygio varžybų trasų standartų. Ši trasa daugmaž atitinka gal, sakykime, 80% Europos standartus. Vienu žodžiu, pagrindinis netitikimas tas, kad truputį neteisingai stovi startas ir per mažai starto vietų. Kaip matėte, jeigu kartais už nugaros antra eilė turėjo rikiuotis, turi būti 40, čia barjeras yra 30. Bet šiaip čia to pačiu yra kompleksas, čia yra automobilių autokroso Europos licenciją turinti trasa ir stengiamės ateityje šitokiai trasai gauti ir motokrosui, jeigu pavyks pakelti lygį ir surengti Europos etapą šioje trasoje. Tokie siekiai būtų. O šiandien vyksta pirmasis etapas, kaip jau minėjau, kuris vyksta gan gerai, gausumas dalyvių yra, daug privažiavę yra iš gretimų šalių, iš Latvijos, iš Estijos, iš Rusijos dalyvių. Šiais metais pagal naujus nuostatus buvo leista įsigyti klubam legionierių neribotą skaičių. Todėl, kai daugelis klubų įsigijo bent po vieną, kas kaip galėjo, kaip rėmėjai. Šios trasos rengėjai, tarp kitko ir jų klubas, matomai turi gerus rėmėjus, nes turi net 5 legionierius ir praktiškai vedančiosius Latvijos sportininkus. Tame tarpe Laurį Freibergą, kuris ką tik tai važiavo daugelį metų pasaulio MX1 čempionate, papuldavo į 10-tuką. Taip kad nuo šito derinio kyla Lietuvos lygis, yra į ką lygiuotis, šitie žmonės važiuoja daug greičiau ir padaro ir tiek žiūrovam geresnį vaizdą, taip pat ir sportininkam įtaką, kur stengtis. Vienas iš varžybų favoritų Latvis Lauris Freibergs, atstovaujantis Plungės Žemaitijos klubui, tvirtino, kad varžybos tikrai pavykę, o važiuoti su pajėgiais varžovais visada malonu. I'm proud to be here to ride from the team, from the Lithuania team, and the race is organized very well. And only when I came here, I thought gonna be some stronger riders, also some others that can make some bigger battle. But anyway, it's all right, and there's some other two national guys is riding well, so still is one moto to go, so hope we'll be okay. What is your result now? Yeah, I won first moto already from the start. I took the whole shot, and yeah, two laps we had a bit battle with the second place, but later on I pull away and won easily. Kiek mažiau pasisekė Dovydui Karkai, nesėkmingas pirmasis važiavimas jaunajam motokroso meistrui užkirto kelią aukso link, tačiau kai vėliau paaiškės, Dovydas be apdovanojimo neliko. Jam atiteko garbinga 3. vieta. Kvalifikacija buvo 5, pirmam važiavime irgi 5. Nelabai sekasi važiuoti, bet antram važiavime pabandysiu suvažiuoti geriau. Kodėl galbūt nesiseka, ar technika nelaiko, paveda?
Ne, viskas laiko gerai, tik aš pats kažkaip nežinau, netaip jaučiuosi. Nors trasoje sekėsi ne visiems, tačiau sportininkai renginiu nusivylę nebuvo. Pasak jų, tai bene geriausia trasa šalyje, kur prireikia ne tik taktinių gudrybių, bet ir didelio fizinio pasiruošimo ir net kartais sėkmės. Man nelabai sekasi. Nežinau, nesekasi šiandien. Trasa sunki? Nu, sunki, taip. Sunki. Man sunki. Kokioje klasėje ir kokie rezultatai? Rezultatai. Beveik paskutinis ten Open klasė. Nieko tokio ypatingo. Negriuvot? Ne, negriuvau. Taip. Laisvai važiavau. Pirmą važiavimą 6. Kiek dar liko važiavimų? Dabar 2 bus važiavimas. Nu ir ar sunku šiandien varžytis trasoje? Na, yra daug varžovų, šiaip nėra lengva tikrai. Trasa pati? Trasa gera. Nėra nusiskundimų jokių. Kvalifikacijai buvau pirmas. Pirmam važiavimui pirmas, o antras važiavimas dar bus. Trasa paruošta gerai, dabėta, bet tai yra kiekvienai trasai. O varžovai visi stiprus. Beje, Arminas važiuoja ir kituose čempionatuose Europoje, todėl jaunuoliai varžyti su gerokai vyresniais sportininkais nėra itin sudėtinga. Važiuoju Europos čempionatuose. Pirmam Europos čempionate buvau 2. Antram Europos čempionate Rumunijai nebaigiau važiavimą. O trečiam etape Bulgarijai buvau 3. Gal galim palyginti, kur sunkiau važiuoti? Tai žinoma Europą. Nors pirmajame 85 kubinių centimetrų klasės važiavime visų savo profesionalių važiavimų tiksliais šuoliais ir greičiu sužavėjęs Arminas Jasiukonis jau galėjo pergalę tiesiog pasiekti ranka, tačiau antrasis važiavimas šiam sportininkui baigėsi beveik neprasidėjęs. Įveikęs vos ratą, Arminas turėjo pasitraukti iš kovos dėl variklio gedimo ir bendroje etapo įskaitoje liko 8. Tiek patyrę, tiek jauni sportininkai tvirtino, kad važiuoti su ypač pajėgiais varžovais nėra lengva. Motociklininkai atviravo, kad neretam pasiekti gerą rezultatą sutrukdė ir treniruočių stygius žiemą. Šiandien gal džiaugiuosi labai gerai viskas, patenkintas savo važiavimu. Nu, pusė bėdos atvažiavau, kaip sakant taip. Gal 13 vietą lygtais, bet daug rimtų sportininkų, aišku, tai čia žiemą rodo savo, kad mažai treniruočių darėm, tai biški ir tom ir rezultatas toks prastesnis gavos. Bet aukščiau negu viduriukė? Ne, šiek tiek aukščiau, bet norėtus dar, čia tas 13 tai kaip ir vidurys, aišku, galėtų ir priekiau važiuoti. Bet reikia daug treniruotis. Viską žiemą darė. Mes visi miegojam kaip meškinai, dabar atsibūdė, mums sunku važiuoti. Mažai, mums nebuvo kur pasitreniruoti, pasivažinėti, aišku. Kažkiek salėse sportavo vaikai, bet čia reikia draugauti su motociklu, o ne salėje vaikščioti. Aišku, duoda savo, bet ne tiek. Mes kada būdavo žiemas geresnis, mes turim karjerą labai gerą, žiemą visą važiuodom. Tai pavasarį tu išvažiuoji į tokią trasą, tai čia net nėra ką veikti važiuoti. Būdavo ir rezultatai kitokie, o dabar atsilieka. Taip kad žiemos mums daro savo. Rezultatai nekokie. Ką? Griuvau. Po to atsikėlus sunku buvo važiuoti. Ar sunki trasa? Duobės įsimušo visur, bet smagi trasa. Varžovų daug? Jo, 40 mūsų klasė. Tai yra su kuo pasivaržyti? Jo, yra, sočiai užtenka. Kai 2 treniruoti šioj trasoj, tai ganėtinai gerai, 5 vietą. Kaip tavo varžovai? Iš tikrųjų yra stiprių konkurentų, reikia pasivaržyti. Ne, kitais metais gal žiūrėsim geriau bus. Ar daug jėgų pareikalauja pati trasa, pats važiavimas, tramplynai, šuoliai? Jo, keturračiai išmuša labai didelis duobės, tai iš tikrųjų sunku labai važiuoti. Ar patenkintas rezultatu? Jo, labai iš tikrųjų. Kai pirmą kartą, pirmos varžybos, tai patenkins. Stengiamės važiuoti ko geriau ir nežinau, žiūrėsim antrą važiavimą, kaip bus. Kaip kvalifikacijose pirmose važiavimuose? Kvalifikacija normaliai 10, o pirmajam važiavim 14. Normaliai šiaip. Pajėgus varžovai?
Labai pajėgus, iš tikrųjų. Pirmas penketukas tikrai stiprus. O trasa ar pareikalauja fizinių jėgų daug? Na, duobės yra, nuo vakarykščio, dar nuo Kaleiskio yra, bet, na, normali. Trasa smagi iš tikrųjų, organizavimas geras. Trasoje nestigo ir mažųjų sportininkų. Tarp jauniausių jų buvo ir baltarusas, atstovaujantis Pakruojo Robustos klubą. Augantis motokroso talentai apie savo pasirodymą kalbėjo kukliai, tačiau jų tėčiai, treneriai optimizmo nestokojo ir tvirtino augančių motokroso talentų pasiekimais besididžiuojantys. Гонщики в Литве здесь сильные и трасса тяжелая. А тебе понравилось? Да. Как второй заезд думаешь ехать? Ну, на победу. Kvalifikacijai buvau 9, pirmam važiavime buvau 11, griuvau, daug kas aplenkė. Ar startą kaip išėjai? Startą išėjau 2, nešoko ir daugumą mane aplenkė. Šiaip ar sunki trasa tau pačiam, ar fiziškai daug jėgų pareikalauja? Reikia daug stovėti, perkelti, šokti, daug. Ar ilgai ruošeisi būtent šioms varžyboms, ar žinojai, kad konkurentai stiprus? Žinau, reikėjo ruoštis, ilgai treniruotis. Visur, Italijai, Olandijai, Belgijai. Nu, mums šiandien 80 klasėje važiavimas yra kaip treniruoti, o nesiekti rezultato aukšto, nes jis važiuoja 65 klasėje. Bet tai jau reikia pradėti ant 80, kad pripras prie savo konkurentų ir kad su jais kovoti kažkaip. Kaip vertinat rezultatą? Nu, vertinu šiandien puikiai kol kas. Jei nebūtų griuvimo tokia, sustojęs, jo vieta yra reali 9 vieta. Aukščiau jis pakilti negali, nes daug vyresnį ir daug patirties kiti turi sportininkai. Bet turbūt važiuojant su vyrais, su vyresniais sportininkais ir pačiam jaunuoliui patirties su laiku daug daugiau ateis. Nu jo, jis pripranta, jis nebėra to gal jaudulio tokio, ar ten baimės jausmo, pripranta, jis mato visus, lengviau jaučiasi, pats daugiau savim pasitikė. Per kvalifikacinį važiavimą palikau 7, o per varžybas palikau 6. Ar patenkintas pasirodymu? Taip. Ar stiprus tavo varžovai? Labai. Važiuoju 50-kuose. Pirmam važiavime buvau 3, o per treniruotę 5. Kaip kiti tavo klasėje sportininkai, ar stiprus, kaip trasa, ar važiuoti sunku? Sunku trasoje važiuoti. Priešininkai irgi stiprus. Ar pats patenkintas savo rezultatu? Taip. Be gedimų pražiūrim profilaktiškai prieš startus, kad varžybų metu neatsirastų nereikalingų problemų. Sportininkų rezultatai? Norėtumėm geriau, bet patenkinti. Šiai dienai gerai viskas. O dabar metas apžvelgti rezultatus. Šeštadienį ATV Open klasėje sėkmingiausiai pasirodė varžybų favoritas Imantas Tamoliūnas. 65 kubinių centimetrų klasėje triumfavo Šiaulių Dakarą atstovaujantis Jan Jakobson. Veteranų klasėje pajėgiausias buvo Aleksandras Giruts iš Baltarusijos. Tarp moterų pirma buvo nepavėjamoji Erika Dvarionaitė. B50 klasėje nugalėjo Gintaras Stankevičius, MX2 junior klasėje triumfavo Deivis Daniliauskas, MX2 Andrė Park, MX2M Tomas Šerkšnas. 750 SP klasėje auksą iškovojo Arnolds Silis. Dabar keliamės į sekmadienį, kur po 3 važiavimų lentelėje sportininkai išsidėstė tokia tvarka. ATV pradedančiųjų klasėje nugalėjo Evaldas Jurgelaitis. 85 kubinių centimetrų klasėje pirmasis į finišą suskubo Kristeris Drevinskis. 50 kubinių centimetrų klasėje triumfavo Ala Erpent. Tarp pradedančiųjų greičiausias buvo Deividas Lapinskas. Open klasėje už kitus visą galvą pranašesnis buvo Lauris Freibergs, o Open M klasėje auksu pasidabino Kęstutis Kazlauskas.